Sveiki, labas vakaras. Tikrai labai džiaugiuosi, kad atėjote, nes atrodytų, kad nei knyga, nei paroda nėra nauja, bet mus kaip autorius viso šito labai džiugina jos toksai ilgas gyvenimas ir neblėstantis susidomėjimas. Ir tikrai, kai ta knyga buvo išpirkta, sulaukdavau labai daug asmeninių žinučių ir iš nepažįstamų žmonių, kurie manęs klausdavo, gal aš savo lentynui turiu dar vieną atsarginę ir galėčiau jiems parduoti. Tai nutarėme su leidykla Lapas, kuri, tikrai labai džiugu, kad prisėmė šitą tokią, ir finansinę riziką, bet išleido savo lėšomis ir mes galime tą knygą toliau turėti. Tokia jau susiklostė tradicija. Dažniausiai per knygų pristatymus būna diskusijos ir mes turėjome tokią diskusiją ir Kaune, ir kadangi paroda nuo 2021 metų keliavo po Lietuvos muziejus, buvo Raseiniuose, Utenoje, Tauragėje, Joniškėje, Panevėžyje. Ir visur irgi buvo pokalbiai ir su skaitytojais, ir su architektais, ir dizaineriais. Bet nacionalinėje dailės galerijoje turime tokią jau susikloščiusią tradiciją, kad aš paskaitau paskaitą. Apie tai, kas yra knygoje ir ne apie tai, ko nėra knygoje, ko neįdėjome į knygą, ką galėtume padaryti ir apskritai, kaip jinai formavosi, kodėl jinai formavosi. Tai iš tiesų, gal tokiais netgi, sakyčiau, viešinimo sumetimais knygą pristatinėjome kaip vieno paslaptingiausio tarpukario architekto biografija ir kūrybos analizė, bet tas Funko paslaptingumas atsiskleidė tame, kad mes labai mažai apie jį žinome, bet net ir gerai paieškoję labai mažai radome, nes jis nepaliko ego dokumentų. Kitaip tariant, mes nežinome nieko, ką jis pats parašė, užsirašinėjo, nei dienoraščių, nei laiškų, nei asmeninių fotografijų, nei kitų tokių asmeninių dokumentų, iš kurių galėtume spręsti, tai apsunkino patį tyrimą. Kita vertus, labai jį padarė įdomu, nes teko interpretuoti iš viešai prieinamų šaltinių ir iš pačios jo kūrybos. Ir kaip matote, tas pavadinimas, pats Arno funkcionalizmas, jį aišku padiktavo pavardė, tas žaismas, bet pats jo gyvenimo data, tas 20 amžiaus, sakykime, grubiai didelė pirma pusė, yra ir visos permainingos Lietuvos istorijos dalis. Architektas migrantas, architektas nuolatinis migrantas, iš kur jis atvyko, kaip jis čia kuo tapo, kur jis išvyko, kaip jisai baigė savo gyvenimą, kas liko iš to gyvenimo. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad pavyko tą sudėti į knygą, kurios dizainerė ir parodos dizainerė Vika Pranaitytė tikrai labai daug padarė ir ją sukūrė. Ir mums iki šiol malonu girdėti, kad daugeliui tai yra labai graži knyga, bet jinai yra graži dėl to, kad Vika buvo užkėlusi savo kartelę, Funkas jai užkėlė kartelę ir kad nebūtų tikrai blogiau negu Funkas darė. Taigi viskas prasidėjo nuo parodos Covido laikotarpiu 20 metais ir paroda atsirado dėl to, kad buvusiame Pauliaus Galaunės ir Adelės Nezabitauskaitės Galaunienės name, asmeniniuose namuose, jau kurį laiką veikia memorialinis muziejus Galaunių namai. Ir atėjus į muziejų dirbti Linai Pranaitytei kaip projektų vadovė, jinai susidomėjo apskritai apie šitą namą ir jo architektą. Ir Lina su Vika man paskambino ir vieną žiemos dieną ir pasakė, ar norėtum Marija kuruoti. Mes pagalvom, kad tu turėtum kuruoti šitą parodą ir buvo kaip visada labai daug darbų, bet
pasakė, kad Arno Funkas, tai Arno Funkui visada atsiras laiko. Ir tai man tai buvo labai didelis malonumas ir garbė, kad jos kreipėsi ir paprašė daryti šitą dalyką, nes Arno Funkas visada domino, bet niekada nebuvo laiko prie jo prisėsti. Taip, kad tos žinios irgi buvo paviršutiniškos. Ir čia jūs matote Luko Mykolaičio nuotrauką. Lukas įsitraukė kaip jaunosios kartos fotografas, fotomenininkas į šitą projektą ir mes Lukui davėm tokią labai laisvą užduotį, beveik kaip carte blanche, sakėm, Lukai, tu turi sąrašą pastatų, tu turi sąrašą Funko nuotraukų iš Funko laikų ir tu esi laisvas, kaip tu pamatysi šitą architektūrą dabar, šiandien, kaip tau jinai atrodo. Mes turėjom labai didelę privilegiją dar ir dėl to, kad tą parodą galėjome surengti Funko projektuotame name ir ištisame bute, 2 aukšto bute, kuriame tarpukariu nuomavo gyveno Bizauskas, Kazys Bizauskas, diplomatas. Ir kaip matote, namas yra 3 aukštų, kiekviename aukšte yra po erdvų butą per visą aukštą. Ir darant parodą apie architektūrą, architektai ar kuratoriai sutiks su manim, kad tai yra labai sunki užduotis, nes ką rodyti, kaip žmonės supranta architektūrą. Planus, brėžinius, tai čia labiau specializuotai tokiai auditorijai, galbūt kažkaip, dokumentus. Ir vienas iš didžiulių privalumų dėl to ir buvo pati Funko architektūra. Pačios erdvės buvo eksponatai, pats tas butas, kad mes galėjome jame viską eksponuoti ir iš karto tada atsiskleidė ir suvokimas apie proporcijas, apie erdvės, kaip žmogus mąstė, kaip valdė, kaip planavo ir kaip žmonės dabar jose jaučiasi, nes jos yra autentiškos, nepakeistos, taip kad tame bute tiesiog vykdoma muziejinė veikla. Taigi, kas tas mūsų herojus? Kaip sakiau, labai mažai yra išlikusių jo ego dokumentų ir viena iš nedaugelio nuotraukų, kur yra su jo parašu, kaip matote. Ir tai yra iš darbinės bylos, iš Lietuvos banko tarnautojo bylos, kuri kaip yra labiau tokia, tarnybinė nuotrauka, kai apie 30-uosius metus. Ir jam panašiai kaip 30 metų. Ir tas jo laiko bėgis turbūt ir yra ta visa mūsų tarpukario Lietuvos istorija, visas tas pasakojimas, kodėl jisai gimsta Smolenske, kaip jis atvyksta į Kauną, kaip jisai tampa architektu, ką jis projektuoja ir kam jis projektuoja, kas vyksta jo gyvenime Antrojo pasaulinio karo metais, okupacijų metais, kur jisai atsiranda po Antrojo pasaulinio karo ir kaip susiklosto jo likimas. Ir tai yra tikrai labai turtinga istorija, žinoma, lyginant su kito tarpukario architekto Vytauto Landsbergio Žemkalnio, kuris nugyveno 100 metų ir sudalyvavo visuose 20-ojo amžiaus Lietuvos svarbiausiuose istoriniuose įvykiuose. Gal tai nėra taip pilnai padengta, bet istorija Funko irgi yra labai įdomi. Arno Funkas, aišku, iš karto jums visiems kyla tas klausimas, kokios kilmės pavardė, kad tai vokiškai skambanti pavardė Arno Funk ir gimsta jisai kaip Arno Funk, turi dar keletą vardų evangelikų liuteronų šeimoje, Kauno vokiečių šeimoje, kuri tuo metu gyvena Smolenske. Kodėl gyvena Smolenske? Todėl, kad tėvas Arno Funko pradeda karjerą kaip aludaris meistras, nes Kaune imperijos metu, Rusijos imperijos metu, Kaunas kaip vakarų pakraštys, jame veikia daug metalo ir alaus fabrikų, dėl to, kad tai buvo, kuriuos įsteigė vokiečių verslininkai, nes jiems tai buvo labai palanku muitų politikos požiūriu, nes produkcija jau buvo pagaminta pačioje imperijoje, bet jiems atvykti iš Pareidkūnus buvo labai dar patogu ir visai netoli Vokietijos. Bet muito už įvežamą produktą jau nereikėjo mokėti.
Ir yra žinoma, kad Ferdinando Engelmano bravoras, kuriame ir dirbo Funko tėvas, iš to paties Wolfas Engelman yra iš tų pačių, iš to paties Ferdinando. Ir kadangi tie aludariai, vokiečiai meistrai buvo labai vertinami, Funko tėvas buvo pakviestas vadovauti Smolenske atidaromam naujam dideliam bravorui. Ir būtent dėl to jie persikėlė, imperija viena, žodžiu, čia vis dar judėjimas viduje imperijos. Ir ten jisai ir baigė gimnaziją. Bet 18 metais iš biografijos matome, kad Funkas jau atsiranda Kaune. Reiškia, yra visiškai ta pati migracija po nepriklausomybės paskelbimo, kai iš visos Rusijos imperijos lietuviškų šaknų arba lietuviai save laikančių arba lietuviškos kilmės visi važiuoja kurti tos nepriklausomos Lietuvos ir aišku specialistai reikalingi, bet Funkas dar, koks jisai specialistas, jam 20 metų. Ir čia vėlgi yra daug baltų dėmių, bet jūs matote jau ir kitą nuotrauką Kauno Lietuvos universiteto Kaune technologijos fakultetas, pirmoji eilėj profesūra, kas pažįsta Jonas Šimkus, Stepanas Kolupaila, Pranas Markūnas, bet tas apibrieštasis žmogus yra Silvestras Grinkevičius, irgi inžinierius, metalo konstrukcijų, gelžbetonio konstrukcijų, statybų inžinierius. Ir pirmojo pasaulinio karo metais, kai vyko ne išeivijoje, bet evakuacija Rusijos gilumoje, tos lietuvių savišalpos įvairios draugijos, Grinkevičius kaip inžinierius labai rėmė jaunus lietuvius, kuriuos norėjo išmokslinti, ir greičiausiai jau su viltimi kurti valstybę, bet čia aš jau spekuliuoju, bet kuriuo atveju 20 metais Grinkevičius duoda stipendiją Funkui, kad jisai važiuotų į Vokietiją studijuoti architektūros. Berlyno technikos universitetas arba Technische Hochschule in Charlottenburg, viena žinomiausių to meto architektūros mokyklų, bet jinai laikėsi tokios gana tradicinės, griežtos, techninio pobūdžio architektūros studijų. Ir avangardinė mokykla, mes jos dar negalėtume pavadinti tais metais, kai atvažiuoja Funkas 20-ais. Nors žinom, kad jau 19 metais įsteigtas Bauhausas Vaimare, yra ir kitokių visokių mokyklų, gal ir šiuolaikiškesnių, bet per visą tarpukarį, kadangi Lietuvos architektai, daugelis jų įgijo, kaip žinote, išsilavinimą ir architekto diplomus Vakarų Europos mokykloje, nes tokia buvo ir valstybės politika, kai buvo įsteigtos valstybinės stipendijos, tam, kad kuo greičiau užauginti išsilavinusi kitoje pusėje, jau nebe Rusijos imperijoje, viešo administravimo specialistų sluoksnį. Nes tų stipendijų sąlyga buvo tokia, kad už kiekvienus stipendijos metus studijų užsienyje grįžę specialistai atidirbtų valstybės įstaigose po 1,5 metų. Žodžiu, taip ir buvo užsiaugintas sluoksnis. Galima klausti, ar daug ar mažai jų buvo, tai bent jau Lietuvos centrinėme valstybės archyve, valstybės stipendininkų fonde yra 4700 bylų. Žodžiu, tikrai didelis kiekis. Ir valstybė skyrė stipendijas, ir ministerijos turėjo teisę skirti stipendijas. Daug teisininkų, daug medikų, įvairiausių specialybių. Studentų taip buvo išsilavinę Vakarų Europos mokyklose. Tai architektūros srityje ir statybų inžinerijos srityje, tai Berlyno technikos universitetas buvo vienas pagrindinių pasirinkimų, apie 20 diplomų iš čia Lietuvos architektai atsivežė. Tai tas avangardiškumas, jeigu jau mes Funką vadinam funkcionalistu, tai jau gražiai arba greičiau žaismingai, tai taip, ten jisai to avangardo dar Berlyne tiek daug toj mokykloje negauna, bet pati mokykla persiorientuoja. Ir ateina dirbti jau tokie inovatoriškesni architektai dėstytojais. Ir mes matome, kad jau jisai
patenka į Hanso Pölcigo kai kurias klases, kursus, o kaip žinote, Pölcigas jau toks labiau ekspresionizmo atstovas ir jau visai kitokią architektūrą, kitaip sprendžia, kitaip patį architektūros mokymą daro, po 2 savaitės uždaro į tokias, nepavadinsi klauzūras, bet išdirbti formas, po to geriausius atrenka, geriausi gali išlipdyti formas, tada jau turinį. Žodžiu, šalia tokio labai tradicinio akademinio, inžinerinio išsilavinimo jau yra daug ir kūrybinių užduočių naujo tipo. Ir galiausiai 23 metais grįžęs atostogų, Funkas ne tik leidžia atostogas Grinkevičiaus šeimoje, bet ir veda jo dukterį Valeriją ir taip tampa profesoriaus Silvestro Grinkevičiaus žentu. Ir tas įsiliejimas į šeimą, aišku, galima sakyti, kad jam grįžus 24 metais su Berlyno technikos universiteto diplomu į Lietuvą, kurioje tuo metu ir ypač į Kauną, kuriame tų architektų dar labai trūko, jam tikrai tų darbų nebūtų trūkę. Bet Grinkevičiaus protekcija, pažintis ir ryšiai, aišku, leidžia jam pradėti savo praktiką iš karto tik grįžus gruodį, jau jisai sausis dirba su Mykolu Songaila kaip jo asistentas, o Mykolas Songaila, kaip žinote, yra tarpukario Lietuvoje vienintelis architektūros profesorius ir vienintelis, kuris vadovauja studijoms Lietuvos universiteto technikos fakultete, architektūros studijoms, o 3-ąjį dešimtmetį, kai Kaunas dar tik kuriasi ir statosi, jisai yra apskritai vienas pagrindinių projektuotojų šalia Vladimiro Dubeneckio ir dar kelių architektų, kol užauga ta visa nauja karta. Bet man šita nuotrauka dar yra svarbi, dar ir dėl kitų priežasčių. Man atrodo, jinai geriausiai atspindi simboliškai, simbolizuoja tą visą tarpukario Lietuvos mokyklą. Senąją kartą, išsilavinusią imperinėse mokyklose, daugiausia Sankt Peterburgo civilinių inžinierių institute arba Dailės akademijoje, kurių daugiausia šitų absolventų dirbo Lietuvoje ir Kaune. Ir tą naująją jau kartą Funkas iš vakarų Europos atsivežtas naujoves ir technikas ir stilius ir estetiką. Taip, kad šitie čia Lietuvos banko architektoriai, dar kaip matote iš tarpukario spaudos, labai gerai perteikia. Kai kas sako, kad gal šita nuotrauka yra ir montažas, bet nenoriu dabar čia spekuliuoti, man nesvarbu, bet kuriuo atveju jinai gerai labai atspindi. Čia mes ne jos autentiškumą dabar testuojame. Tai pradeda jisai dirbti pas Songailą. Dėl ko? Dėl to, kad Songaila tuo metu turi 2 labai didelius užsakymus, grandiozinius užsakymus. Stato Lietuvos universiteto naująjį miestelį, korpusą ant Aleksote, ant kalno. Ir kaip matote, visas suprojektuotas yra visas kompleksas, profesorių namai, daugybė fakultetų. Tai čia vienas tik tai iš korpusų, kuriame po to ir įsikūrė fizikos chemijos fakultetai. Ir beje, tame profesorių namų kvartale įsikūrė ir Mykolas Songaila, ir vėliau Funkas suprojektavo ir profesoriui Grinkevičiui namą. Ir kitas projektas, tai yra Lietuvos bankas, kuris dar turbūt grandioziškesnis, kurį Songaila irgi projektuoja ir be jokios abejonės jam reikia tų asistentų, nes tai didelis projektas, reikia ir inžinerinių sprendimų. Ir šiaip Funkas su Songaila susidirba kaip jaunas ir senas, kaip patirtis ir jaunystė, ir kaip akademizmas, ir naujoviškas toks inžinerinis arba funkcinis požiūris į architektūrą. Taip, kad labai yra įdomu dar, kad Funkas vėliau jau išeivijoje
emigracijoje parašė prisiminimus apie Lietuvos banko statybą, kurie tikrai mums suteikia labai daug žinių apie statybos technikas, apie dirbtinį marmurą, kurį ten naudoja ir kaip meistras iš Italijos atvažiavęs jį darė, užsidaręs kambarėlyje ir, žodžiu, tokių įdomių dalykų. Tai kaip matote, to meto tas reprezentatyvumas valstybinių pastatų, o Lietuvos bankas buvo pirmas valstybinis pastatas turbūt Kaune, nes, juk vis dėlto kalbame apie laikinąją sostinę. O laikinumas jautėsi ir statybų sektoriuje, ir ypatingai valstybės požiūryje į tai, ar verta investuoti į valstybinių pastatų statybą Kaune. Ir tai prilaikė iki kokių 27-28 metų mes matome, kad labai pavieniai tie dalykai. Ir labai, čia matau, kad sėdi ir Vilma Akmenytė mūsų auditorijai. Vilma labai gerai pastebėjo vieną dalyką. Per visą tarpukarį Kaune prezidento rūmai, ministrų taryba ir Seimas, kol jisai veikė kur? Istoriniuose carinio laikotarpio pastatuose, į jų statybą nebuvo investuojama. Kodėl? Buvo laukiama sugrįžti į Vilnių ir investuoti jau į tikrąją sostinę. Ta laikinumo dvasia yra iš tikrųjų labai įdomi Kaune ir ją galima užčiuopti ir per tos laikotarpius. Bet jeigu jau buvo statoma, tai matome, kad tas reprezentatyvumas dar suprantamas per akademinę išraišką, kad tas valstybės pastatas, o čia šiuo atveju Lito rūmai, kaip buvo jie vadinami, turi būti brangus, prabangus ir rodyti tą galią. Ir tą Songaila labai gerai mokėjo daryti, nes buvo tikras akademistas. Bet štai Panevėžy jau 30 metais, kai stato antrą banką. Tada Lietuvos bankas nutarė plėstis ir statyti savo būstinės didesniuose ir mažesniuose vėliau Lietuvos miestuose. Ir čia mes galim matyti, kad pereinama jau nuo tokio akademizmo link visiškai jo nurengto, supaprastinto, suredukuoto tik į grinasias formas. Nors čia, aišku, viduje ir to reprezentatyvumo yra, bet visai jau kitaip visai sprendžiamas. Ir tos Zikaro skulptūros, tie pauksuoti atlantai irgi, aišku, išreiškia tą, bet matome, kad viduje jau to akademinės puošybos jau nėra. Galiausiai 32-34 metais Funkas gauna savarankiškų užduočių, projektuoja Utenos ir Kėdainių bankus. Ir čia galim matyti visai kitokį požiūrį. Aš sakyčiau, kad Funko tikrai turbūt, pasididžiavimas buvo Kėdainių bankas. Man labai gaila, kad jo nėra. Iš daugelio išlikusių, beveik visų išlikusių bankų, būtent šito nėra. Šitas karo metais nukentėjo ir nebuvo atstatytas. Bet čia jau yra visiškai kitoks grynumas. Ir vienas iš įdomių dalykų, kaip jisai sprendžia interjero prabangą, reprezentatyvumą. Aišku, jo ir turinė kompozicija yra šiek tiek mažesnė, jis pritaikytas mažesnių miestų bankams, bet čia jūs matote tai, kaip jisai mato interjerą. Operacijų salės, reiškia tos pagrindinės. Čia yra ir tokios prislopintos plafoninės lubos su paslėptu pašvietimu. Ir aišku, kol kas jums nesakau, bet yra išlikę užrašai jo albume, kad čia jisai jį supranta, čia jis žymi, ką jisai padarė, ką jis suprojektavo ir medžiaga, baldų medžiaga, ąžuolas, uosis ir baltas metalas. Jau sprendžia estetinius klausimus per grynąją medžiagos estetiką. Paviršių šlifavimą, išryškinimą, jau čia jam nereikia antikinio pobūdžio, klasikinių lipdinių ar kitų papuošimų. Ir įdomu, kaip direktoriaus kabinetas šiek tiek su tokia gaidele ir tautinio stiliaus galime matyti. Buvo tuo metu Lietuvos bankas laikėsi tradicijos, kad banko valdytojas turi gyventi pačiame pastate ir po pagalvę turėti raktą. Tai buvo daroma daugelį valstybinių įstaigų dėl to, kad vienas dalykas trūko modernių butų,
kitas dalykas, tikrai buvo patogu visą laiką būti. Šiaip banko pastate gyvendavo valdytojas su šeima ir sargas. Tai, žodžiu, du butai buvo, bet sargo butas pusrūsyje būdavo ir toks nedidelis. Bet čia aš noriu parodyti vis dėlto to meto tą prabangaus buto koncepciją ir planą. Jeigu mes įsivaizduojame, čia matote 2 laiptines, butas yra, jeigu žiūrėtume į planą virš 2 aukšte, po 1 aukšte prie tų pačių laiptų yra valdytojo kabinetas. Jisai turi privačius laiptus, kad galėtų pakilti į butą. Tame bute turi prieškambarį didelį, rūbinę specialiai suprojektuotą ir į gatvę yra ta visa viešasis sektorius, jeigu tai pasakystume, svečių kambarys ir valgomasis. Ir šalia jis dar turi kabinetą. Į kiemo pusę ir šiuo atveju labiau virš stogo yra miegamieji, tarp jų vonia su langu, praėjimas ir tualetas, įmontuojamos spintos ir koridoriaus gale ūkinis sektorius, virtuvė, tarnaitės kambariukas, šviesus sandėliukas, ūkiniai laiptai ir antras tualetas jau aptarnaujančiam personalui. Žodžiu, toksai tikrai funkcinis zonavimas labai aiškus ir Funkas po to pagarsėjo kaip jau liukso klasės gyvenamosios architektūros Kaune projektuotojas, nors vėliau jis dar turėjo užsakymų ir Lietuvos banke, nors 33 metais jau buvo atleistas, ne dėl kokių nors bėdų, bet tiesiog Lietuvos bankas nusprendė, kad provincijoje bankų skyriai jau visi pastatyti, arba jeigu ir reikės, tai Songailą užteks suprojektuoti, bet archyve yra išlikęs labai įdomus Songailos raštas banko direktoriui, kad prašau sugrąžinti atgal prie tarnybos poną Funką, nes nebesusitvarkau su krūviu. Bet Funkas jau turėjo kitų užsakovų. Bet čia yra įdomi istorija labai, kad 35 metais Funkas laimėjo ir Tauragės banko projektą, bet kažkas ten įvyko, kad, žodžiu, vis tiek darė tą pastatą Songailą ir matome vėl tą tokią akademinį kolonadą gražią, įspūdingą. Bet įdomu tai, kad Songaila gavo barti iš statybų inspekcijos, kur projektuojama rūmų išvaizda atrodo per turtingai ir per iškilmingai mažam apskrities miestui. Vargiai ir derinsis net ateityje tas pastatas su kitais. Ar negeriau būtų kiek kukliau pertvarkyti fasadus, juos nuraminti, tuokart ir aplinkiniai gyventojai galėtų pasimokyti imdami pavyzdį iš banko statybos. Tai čia yra 35 Liepos 3. Lapkričio mėnesį tonas laiškų pradeda griežtėti, kad neklauso jisai tų pastabų, visuomenė aiškiai neigiamai nusistačiusi dėl tokios brangios ir puošnios statybos. Ūkininkai drovėsis užeiti į baltus marmuro imitaciją papuoštus rūmus. Dėl projekto statybos taryba buvo pareiškusi savo pastabų, siūlydama autoriui projektą perdirbti, duoti rūmams kuklesnę išvaizdą ir nevartoti brangios paduodamos ventiliacijos įrengimų. Tačiau neklauso. Ir štai Songailos atsakas, mes galim pasakyti, kad jisai vis dėlto manau, kad mūsų krašto interesai reikalauja, kad mes kiek galima labiau sektumėm kultūringesnius pavyzdžius ir tuo pačiu dėtumėm pastangas kiek galima tolti nuo nekultūringo paveldėjimo. Subtiliai išsireiškia su savo santykiu su visą tą imperinę paliktą architektūrą. Ir šiaip, aišku, iš to, kas išliko, mes galėtume matyti tikrai Lietuvos banko pastatus Lietuvoje kaip tokia architektūrinė kolekcija, labai vieninga Songailos ir Funko bendradarbiavimo pavyzdį. Iš tiesų, gal ta prabanga šiandien akių nebado ir labai tikrai kokybiški pastatai. Būtų tikrai nuostabu, jeigu Lietuvos bankas ir toliau juos išlaikytų. Taigi, paliko galų gale Lietuvos banko tarnybą Funkas ir matome, kad tas jo diplomas nebuvo visiškai
pilnai nostrifikuotas Lietuvoje. Žinau, kad daugelis inžinierių turėjo ilgų problemų, kol tuos savo diplomus Lietuvoje nostrifikuodavo, nepaisant to, kad tai buvo ir valstybinė politika gauti juos užsienyje. Bet ilgą laiką ant Funko projektuotų pastatų, kaip statybos techninę priežiūrą vedantys, pasirašydavo kiti žmonės, kiti inžinieriai ir labai dažnai jo uošvis Silvestras Grinkevičius. Tai tam tikrą laiką architektūros istorikams sukeldavo tam tikrų minčių, galbūt tai dviguba autorystė ar triguba, ar kaip čia taip yra, bet po to išsiaiškinama, kad kaip matote iš šitos vizitinės kortelės, kad per Malonę Grinkevičiaus Arno Funko inžinierius, jisai projektuoja, techninę priežiūrą gali teisiškai vesti Grinkevičius. Ką sako Grinkevičius? Jis tuo metu jau buvo technikos fakulteto dekanas, jisai sako, prašau, stok į Vytauto Didžiojo universitetą, kuris 30 metais jau buvo pakeitęs vardą, įgyk tą diplomą lietuvišką ir su techninės priežiūros teisė. Ką Funkas ir daro, 33 įstoja, jau 34 apgina darbą, nes aišku, jam užskaitė didelę dalį tų dalykų. Jo darbo vadovas nenuostabu buvo profesorius Mykolas Songaila. Bet kas žino Kauną, tai įsivaizduokit, kad tai yra Daukanto ir Vienybės aikštės sankryža, lygiai tas pats kampas, kur dabar stovi buvę politinio švietimo namai, o dabar Vytauto Didžiojo universiteto pagrindiniai rūmai su sale. Tai kaip matote, labai gražiai, elegantiškai sprendė. Tai buvo valstybinio radiofono ir konservatorijos pastatas, kurį jis čia suprojektavo. Taigi 34 metai Funko karjeroje yra iš tiesų tokie lemtingi, nes vienas dalykas, kaip matote iš antspaudo, jis jau yra su technikinė priežiūra. Gali vesti technikinę priežiūrą, visiškai turi savarankišką projektavimo teisę. Antras dalykas, jisai atsisako Vokietijos pilietybės ir pateikia prašymą gauti Lietuvos pilietybę ir ją gauna 34 metais. Ir parašo vieną iš savo retų, nes jis nesipublikavo, nerašė nei poleminių, nei visuomeninių straipsnių, kas buvo būdinga beje to meto architektams, kurie labiau visuomeniški buvo. Bet jis parašo labai įdomų tokį techninės pakraipos straipsnį, kuriame apibendrina ir savo studijas, bet ir studijų patirtį, bet ir dalyvauja tarptautinėse kongresuose, statybos papiginimo būdai, kur jisai duoda įvairių patarimų, kaip taupiau naudoti metalo konstrukcijas pastatuose ir gauti tą patį stabilumą. Ir 35 metais padaro tokį albumą. Čia vėlgi viena iš tų paslapčių. Ilgą laiką Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, kaunistikos skyriuje buvo toks fotoalbumas, kaip matote, labai tautiniu apvalkalu, kas būdinga irgi tautiniam stiliui to meto. Jisai buvo vadinosi Kauno architektūra 30-35 maždaug metai. Ir iš tiesų ten buvo apie 40 nuotraukų, labai gražių, labai profesionalių nuotraukų, profesionaliai supasportuotų, bet taip pat iš ko mes sprendžiam, kad profesionali architektūros fotografija, iš to, kad viskas seka fotografijų ir rakursai yra taip, kaip reikia fotografuoti architektūrą. Iš kampo pirmas fasadas, visas pastatas, kad turi matytum, pagrindinis fasadas, tada detalės, tada įeini interjerą praeina seka. Žodžiu, atpažįsti, kad tai yra tam tikra tradicinė architektūros fotografavimo profesionaliai padaryta. Bet kai tuos pastatus išdėliojom Kaune, paaiškėjo, kad tai jau aišku buvo tų žinių ir tų minčių, kad čia Funko, jie visi buvo Funko. Ir aš taip traktuočiau, kad būtent tai yra tas laikotarpis, kai jisai išeina į privačią praktiką ir tai yra toks jo tarsi profesinis portfolio. Ką galima buvo rodyti privatiems užsakovams kaip savo atliktus darbus, jau įgyvendintus, nes tai yra ne visi jo suprojektuoti pastatai. Reiškia, tai, ką jisai atsirinko, kuo jisai didžiausi, ką jis laikė tikrai vertingų ir tinkamų eksponuoti. Ir didžioji dalis tų pastatų, dabar jau mes ir matome tą socialinę klasę. Šiaip labai retai architektūra
pas mus yra apskritai tyrinėjama per klasę, per socialinę tokią istoriją. O tai labai svarbu, nes mes turim žinoti, kodėl tokie pastatai prabangus šitie. Tai kartais susidaro iliuzija, kad visi taip Kaune gyveno, kaip Vailokaitis. Tai irgi nereikia turėti tų iliuzijų, todėl aš irgi bandžiau įvesti tą tokią irgi Funko pavadinimą, kaip pavadinti, pozicionuoti kaip liukso klasės architektą. Iš tiesų tai yra finansinio, kultūrinio, militarinio elito architektas. Ir matome per tą jo užsakovų ratą, bet labai įdomu, kad ir užsakovų ryšiai tarpusavio yra pakankamai glaudus. Tai pabandysiu čia tą parodyti šiek tiek. Ir tikrai tarp 29 ir 39 metų galit matyti, kiek pastatų Kaune, ir jie yra kelių tipų. Nuomojami daugiabučiai, privačios rezidencijos, tokie gana investiciniai daugiabučiai, daktarų daugiabučiai, ką tai reiškia, su kabinetais. Ir Donelaičio akligatvis, tai čia kaip atskira vieta, kur yra tokia Kaune, tuos didelius naujamiesčio sklypus dalindavo, įvesdavo akligatviuką ir aplinkui suskirstydavo sklypus individualiai statybai. Tai kokie 5-6 daugiabučiai, keliabučiai išaugdavo aplink tą akligatvį. Tai Vaidilutės akligatvis, Dobužinskio akligatvis, bet ir tas Donelaičio. Dabar mes kadangi jau žinome tą albumą ir esame identifikavę, tai galime sužinoti porą išlikusių interjerų Kauno, nes Funkas juos buvo išfotografavęs. Ir tai yra, 29 metais pastatytas pirmasis Kauno dangoraižis, jau visai, kaip matote, modernių formų, Jono Vailokaičio namas. Tai jo principas yra nuomojamas daugiabutis, pats Vailokaitis gyveno 10 kambarių bute per 2 aukštus, 1-2 aukšte, o kiti aukštuose buvo po 2 butus nuomojamus. Ir beje, kas yra įdomu, kad kai pastatė šitą namą, Funkas išsinuomavo butą čia. Irgi gyveno ir turėjo savo dirbti praktiką čia. Vaikų jie neturėjo su žmona, dviese gyveno ir jo adresas irgi tada yra būtent šito namo. Kas yra įdomu, tai yra išlikusios nuotraukos Vailokaičio buto, bet plano nėra. Niekur nepavyko kol kas rasti. Tai čia matote vestibiulį paties namo ir čia yra svečių kambarys, kuriame labai įdomiai sukombinuota tokia ir paveldiniai dalykai, bet taip pat ir nauji baldai, kuriuos projektuoja Funkas, jau tokie funkcionalistiniai. Labai įdomus yra stiklo švieslangis ištapytas tarp salono ir valgomojo. Ir jame prisitraukus paryškėja, kad tai yra visiškai Vilniaus nostalgija. Geležinis vilkas, Gedimino bokštas, 3 kryžiai ir visas tas, vis tiek tas elitas. Paulius Galaunė apskritai yra pagarsėjęs, kad sakė, neverta Kaune statyti valstybinių pastatų, kol negrįžome į istorinę sostinę. Tai tas tarp tokio kultūrinio elito irgi dominavo. Bet gyventi reikia ir tų namų daugėja. Modernių būtų labai trūksta, Kaunas vis dėlto de facto sostinė, nors de jure irgi skaba. Čia yra salonas ir Vailokaitienės, galima taip sakyti, bet namo salonas. Ir dabar, kadangi nuotraukos juodai baltos, jūs vaizduotė turėtų jums pasakyti, koks jisai galėjo būti, ir šiek tiek tą vaizduotę gali paskatinti vėlgi tas įrašas. Sienos apmuštos rožių spalvos ripsu, šilku, lubos sidabru. Ir leopardo kailio banketės, ir jau mes tokių minimalistų Funko tikrai nepavadintume, bet tai labai elegantiški interjerai, kuriuose sukombinuota labai daug įvairių prabangių medžiagų.
Čia yra iš Kauno miesto muziejaus archyvų išlikusios nuotraukos pačiu Vailokaitienė savo tam salone ir jų dukra, viena iš dukrų. Yra labai įdomus vidaus laiptai, kurie irgi atspindi tarpukario elito tarpe vyravusi tautinį stilių ir poreikį tokio modernizuoto tautinio stiliaus arba tautinio art deco, turbūt geriausia būtų jį vardinti. Ir kaip matote, tie vidaus laiptai irgi padarytas toks tautinis kampelis. Apmušta drobė, ąžuolo boezerijom ir kilimas austinis toks ir parašyta, kad irgi lietuviškais audiniais aptraukta sofutė, nors jinai pagal formą funkcionalistinė tokia jau. Ir vonios kambarys, kurį irgi Funka suprojektavo, bet daugiausia visa ta santechnika buvo jau importuojama iš Vokietijos. Na ir tada tų užsakovų tikrai yra daugiau, pavyzdžiui, rangovo Romano Polovinsko namas, kur matome yra centrinė laiptinė ir abipus ją į kiekvieną pusę po butą, 2 butai aukšte, 6 kambarių ir 4, 6 ir 4, apačioj parduotuvės, bet taip pat šitą nuotrauką labai gerai rodo, kaip keičiasi Kaunas. Šitie tokie dangoraižiai auga šalia visų šitų medinukų. Ir dar vienas labai įdomus namas, nuo kurio viskas ir prasidėjo visas šitas tyrimas, tai pats Galaunių namas. Irgi, kaip matote, jisai atsistoja ąžuolyne. Jis yra Vydūno gatvėje ant kampo Petrausko ir Vydūno. Ir buvo nuspręsta, kad ąžuolyne nebus galima statyti namų. Bet keli atsistojo ir tada buvo priimtas tas sprendimas, kad ne, daugiau jau tikrai ne. Taip, kad jis yra vienas iš namų, irgi čia kas gerai įmato vaizdas iš ąžuolyno ir čia prisikėlimo bažnyčios bokštas jau yra. Tai apie tą namą yra labai irgi įdomi istorija, kad jūs matote palyginimą su Vladimiro Dubeneckio pasiūlytų namu Galauniai ir Galaunės šeimai. Ir jis yra toks tikrai, sakykime, avangardinis namas, bet pragmatiniai poreikiai nulėmė, kad patarė Galauniai kiti, kad vis dėlto statyti namą tik tai savo šeimai su tokiu bokšteliu, kur ten galima atsiskirti ir gyventi atsiskyrėlio gyvenimą, yra brangu. Ir pagal to meto kaunietišką tradiciją, čia yra 31-32 metai, jis nutarė statyti vis dėlto namą savo, bet su 2 nuomojamais butais. Žodžiu, taip irgi dėl to būsto trūkumo. Apskritai tarpukario Kaune iki kokių 33 metų, iki tos pasaulinės ekonominės krizės, būsto statyba ir nuoma buvo vienas pelningiausių verslų, jeigu taip galima pasakyti. Ir štai matote 2 skirtingi jau projektai. Įdomu tai, kad pats namas, ko šiandien nesimato, nes jis yra užtinkuotas pokariu, buvo pastatytas iš silikatinių plytų. Avangardas visiškas ir paklausykit Galaunės istorijos, kaip jam buvo. Atrodytų muziejininkas, akademistas, juk jis buvo Vytauto Didžiojo dailės muziejaus direktorius, rinko etnografinę medžiagą, Luvro mokyklos absolventas muziejinį. Žodžiu, atrodytų toks tikrai konservatyvus, tradicinis žmogus. Ir ką jisai statosi? Jisai čia savo prisiminimuose sako, tai buvo pirmas namas pastatytas iš baltų plytų, o pasiūlė statyti toks architektas Funkas. Viduj raudona plyta, o iš išorės balta. Nereikės tinkuoti ir jau atkrenta išlaidos. Ėjau paskolos į banką ir bankė sako man, iš kokios medžiagos namas? Sakau, iš baltų plytų. Liepė man atnešti tą baltą plytą. Apžiūrėjo ir pila ant jos vandenį, o tas sugeria viską. Sako, matai kokią plytą? Tai bankė man ir nepatarė statyti. Bet pasakiau tam Funkui, o jis sako, kai bus centrinis šildymas, tai tas reikšmės neturi. Jei ir atidrėks tas plytas, tai jos labai greit išdžiūna. Ir pastatė. Žodžiu, mes matome, kad tos naujovės tam modernistiniam Kaune lėtai stumės ir nėra taip paprasta. Bet pats namas, tikrai pats butas
erdvus, irgi labai pagal panašią schemą, kurią jau mes matėm ir banke, su dviem laiptinėm, paradinė ir ūkinė. Ir šitą laiptinę buvo galima patekti ir į 2. ir 3. aukštą į tuos butus. Butas per visą aukštą. Yra 2 salonai, valgomasis tiksliau ir salonas, kuriame Adelė Nezabitauskaitė, kuri buvo operos dainininkė, atlikdavo ir kamerinius koncertus. Ir buvo galima išeiti pro tokias atsiveriančias duris į tokį priengį ir į ąžuolyną. Ir čia jūs galite matyti, kaip dievainis Galaunė, sūnus, čia greičiausiai arba įsikūrimo nuotraukos, nes dar kilimai susukti, bet ir fortepijonas, kuris irgi iki šiol stovi ir vyksta ten koncertai. Tie kiti namai, paprastesni, kur aš sakiau, tokie investiciniai daugiabučiai, galima matyti, tai jie yra pastatyti labai pagal aiškę schemą, 3 aukštų, centrinė laiptinė, po 2 butus iš abiejų pusių. Ir čia yra Ksenijos Langienės, elektros bendrovės direktoriaus našlės būdas toks investuoti lėšas, jinai pati gyveno vienam iš tų butų, o kitus nuomojo. Arba Saros Malcienės, Malcių šeimos farmacininkų irgi namas, būtent centrinė laiptinė ir po 2 aukštus. Gana gerai toks būstas, matosi, ir Kosto Petriko medžio apdirbimo ir baldų fabriko savininko name, kur irgi tą gerai matome, tas butas čia jau toks labiau ekonominės klasės, jeigu pagal tą standartą kaunietišką žiūrėtume, tai yra, bet laiptinės vis tiek yra 2, į prie gatvės kambariai, holas, ką mėgo labai Funkas, miegamasis, vonia, tualetas, virtuvė ir tarnaitės kambarys su langu. Vėlgi sąsajos, iš kur Petrikas? Petrikas iš labai senų laikų dar iš banko. Kostas Petrikas, kaip žymiausias baldų gamintojas, tiek užsakomųjų, tiek masinių Kaune, darė visą medžio furnitūrą ir visus medžio gaminius Lietuvos banko skyriams, į kuriuos projektavo Arno Funkas. Taip kad iš tų laikų ir kai jau Petrikas nutarė investuoti savo lėšas, jau kreipėsi į Funką. Ir čia, aišku, yra daug įdomių medžio gaminių tame name, tikrai čia iš namo gyventojų atsisti koliažai, bet yra ir Luko Mykolaičio darytos nuotraukos, tikrai labai elegantiški dalykai, kurie dar išliko. Privačios rezidencijos Kauno centre irgi matome Naujamiestyje, turbūt žinomiausias yra Iljinų namas, kuris yra labai įdomi, toks townhouse, bet galim sakyti ir toks iš senų laikų, dvarelio perkėlimas. Tik tai individualaus vienos šeimos namo Kauno centre turėti irgi buvo super prabanga. Todėl namas sugalvotas taip, apačioje 2 butai padaryti, kurie buvo nuomojami, o Iljinai išsikūrė visame 2 aukšte per visą namo plotą ir su plokščiu stogu ir oranžerija ant stogo. Ir čia jau tas jų butas per 2 aukštus, toksai ir tikrai aplink centrinį holą, jį visą galima pereiti. Prie gatvės yra valgomasis salonas kabinetas, iš kabineto į rūbinę galima eiti, į vonią ir į miegamąjį. Čia holas, ten kitas miegamasis, virtuvė, 2 tualetas aptarnaujančiam personalui ir laiptukai į 2 aukštą, kuriame galima išeiti ant stogo, ant oranžerijos ir tarnaitės kambarys. Ir šito buto įrengimas irgi yra išlikęs, užfiksuotas nuotraukose, tai čia mes irgi galime matyti tą tokį prabangų art deco, labai elegantišką, Funko suprojektuoti dauguma baldų. Ir įdomu, kad salonas, įdomu, kad ponia Iljinienė turėjo tą tautinį kampelį nelietuviško stiliaus, kaip matote, tokio mauriško, bet irgi egzotinės tokio poilsio kampelį. Miegamasis, kur tas apskritas
elementas atsikartoja įvairiuose dalykuose. Na ir žymusius valgomasis su tuo apskritu langu. Bet tų namų tikrai būta ir daugiau įdomių, pavyzdžiui, labai įdomus projektas naujai besiformuojančiame gyvenamajame rajone prie kapinių, miesto kapinių, kurios dabar buvo pokariu uždarytos, paverstos Ramybės parku, Altų gatvėje, valstybės tarnautojo Norkaičio ir kito tarnautojo Stašio, toks sublokuotas namas, 2 namai sublokuoti. Ir čia yra įdomu, kad vis dėlto Stašys daro tradicinį keturbutį, 2 mažesnius butus ir 2 didesnius, pats gyvena didžiausiam su balkonu. O Norkaitis, išnuomavęs tik tai 1 butą apačioje, visas 2 aukštas irgi yra jo toksai apartamentai, irgi labai gražiai matosi, kaip tas aplink holą į gatvę vadinamasis reprezentacinis sektorius, kabinetas, svečių kambarys, valgomasis, jie sujungti suveriamomis durimis, tai labai įprastas sprendimas Kaune tuo metu irgi, kad iš valgomojo ir salono padaryti dar esant reikalui didelį butą. Bet įdomu, kad į valgomąjį iš virtuvės patenkama per dar vieną patalpą, kuris šiuo metu turbūt tik tai Mariui Daraškevičiui iš Dvarų kultūros žinoma bufeto patalpa. Tai yra, toks servantas, kur iš virtuvės padalinama, surenkami indai, paruošiama ir įnešama į valgomąjį. Tai iš tiesų labai prabangus butas, o į kiemo pusę yra 2 miegamieji, pagrindinis miegamasis, vaiko kambarys ir tarp jų vonios kambarys su langu. Galim kilt klausimas, kur tarnaitės kambarys šitame, nes prie virtuvės turėtų būti įprastas dalykas, bet tai čia yra sugalvota panašiai kaip pas Ilginus, tarnaitė užlipa į palėpę, atskiri laiptai, atskiras kambariukas viršui, žodžiu, atsiskiria nuo kasdienio šeimos gyvenimo. Beje, šitas namas pasitarnavo, Funkas buvo tikrai populiarus architektas, nes matome, kad jį kopijavo. Ir toks rangovas, pamiršau dabar vardą, bet knygoje rasite, jeigu kam įdomu. Vat atskirkite, kur Funkas, o kur rangovo nukopijuotas. Ir tas rangovas ten keletą tų namų patiražavo Kaune, yra tiesiog tą projektą nukopijavęs. Iš tokių privačių rezidencijų, aišku, labai įdomi yra profesoriaus Augustino Janulaičio namas. Jis buvo nacionalizuotas, bet įdomu, kad šeima atgavo ir dabar iš Ramūno Janulaičio asmeninio archyvo galime matyti irgi, kaip keičiasi Kaunas, kaip tas toksai moderniškas, funkcionalistinis namas įvažiuoja į tą tokį tradicinę aplinką. Tikrai kaip okeaninis laineris, ypač dar jeigu tą šviesą įsivaizduotume. Ir kaip pats butas suprojektuotas, jis buvo orientuotas į, kaip matote, į labai didelį kabinetą ir biblioteką, nes profesorius turėjo 14 000 tomų biblioteką ir čia yra įdomiai labai iškaišiota, visur suprojektuotos lentynos, po laiptais, tarp laiptų, ant laiptų, visur, bet labai elegantiškai, specialiai visur tose vietose. Ir įdomus toksai irgi ateljė su šiauriniu langu, nes profesoriaus Janulaičio žmona Elena buvo dailininkė ir irgi galim matyti tokius ir miegamieji su vonios kambariu, dideliu balkonu ir užlipimu dar ant plokščio stogo. Tai tų tokių įvairių namų ir daktarų su kabinetais, Stančiaus, Milvydų, netgi medinio modernizmo, truputį pakraščiuose irgi yra labai įdomaus, kurį Funkas projektavo, namai su holais ir visais kitais patogumais, bet tiesiog atlikti iš medžio, nes medis savaime, aišku, buvo paprastesnė medžiaga. Ir įdomus toksai iš modernizmo provincijoje, nežinau kokiu būdu čia, kokiais ryšiais tas užsakymas iš Joniškio atėjo vaistininko Donato Šukevičiaus, tikrai labai žinomas buvo ilgą laiką, apačioje vaistinė, viršuje butas. Ir įdomu, kad dar pokariu buvo išlikę baldai. Visi Funko projektuoti, mes matome, kad tai jau pokario laikotarpio nuotrauka. Interjerai tikrai dar viena stiprioji Funko pusė ir vėlgi
Kiti užsakovai. Muralis, žymiausias Kauno kirpėjas arba madingiausias, tai jis gyveno Vailokaičio name, buvo kaimynas Funko, reiškia Funkas jau jam irgi daro užsakymą, bet kaip matote pagal naujausias Berlyno madas, čia yra Muralio salono vestibiulis, labai būdingas funkciniai baldai, tokios sofos, kombinuotos sofos iš karto su lentynomis, jinai yra dvipusė, galima atsisėsti iš abiejų pusių, kaip laukiamojo kambario baldas ir visi kiti kontuarai, specialios kabinos, bet matome jau ir Bauhausinę lempą, žodžiu, toksai modernus interjeras, labai elegantiškas, ekonominės karių bendrovės parduotuvių interjerus darė. Farmacinės ir kvepalų bendrovės savininko Marko Potrucho butas, labai įdomus jisai dėl to, kad irgi šilkų apmuštas sienos, bet čia matome visų tipų baldų komplektas, bet atstovau sofutė sukombinuota tokia spintelė, fotelis, banketė su atramėlėmis, lentyna, vitrina, žodžiu, toks visas jau, sukurtas modernių baldų komplektas. Šitą miegamą jis irgi buvo įdėjęs į savo portfolio, turbūt siūlydamas kaip vieną iš įrengimo variantų, bet aš turiu tokių įtarimų ilgai tyrinėjus, kad gal čia jų pačių yra miegamasis iš Vienybės aikštės to buto. O šitą jisai prezentavo kaip ponios rašomasis stalelis. Žodžiu, irgi toksai gražus. O šitas vadinasi Viengungio kambarys. Žodžiu, Viengungio baldai, kaip vienam kambarį visus, kaip irgi matote, kombinuota sofutė, viskas labai gražiai padaryti. Jeigu reiktų Funką pozicionuoti pasaulinio modernizmo tarpukario kontekste, aišku, tai yra liukso klasės modernizmas, labai prabangus, labai prabangios medžiagos, geros medžiagos, viskas originaliai, individualiai projektuota ir prilyginčiau jį Mies van der Rohe's kūrybai, tokiai elegantiškam minimalizmui, kur, kaip matote, irgi nėra jokios puošybos, bet viskas tiesiog yra labai laiku vietoje ir pati medžiaga atlieka puošybinį vaidmenį, ypač jeigu kalbėsime apie Tugendhatų vilą ir tą šlifuotą onikso sieną, kur išryškinamas ar chromuotas atramas, kur nieko kito nereikia, kai medžiaga pati kalba už save, išryškinama medžiagos grožis. Visuomeninių pastatų jisai sukūrė nedaug, nes tikrai buvo labai paklausus privatus architektas, bet, Vailokaičiai visą laiką dirbo prie įvairių smulkesnių projektų. Yra labai įdomu, kad Ūkio banko perdarimas iš carinio pastato išliko, kaip dabar Kauno savivaldybės viešoji biblioteka, galima ją nueiti aplankyti Laisvės alėjoje. Lietuvos Lloydo bendrovės draudimo bendrovės pastatą suprojektavo su tokiu gana avangardišku tam metui atviru biuru. Taip pat jie trise, čia įdomus buvo toks konkursas taupomųjų kasų rūmų Kaune, kur dabar yra Kauno savivaldybė, bet užsakovas pagalvojo, kad nė vienas nelaimėjo ir iš 3 architektams, to meto žymiems jauniems architektams, Funkui, Ellsbergui ir Lukošaičiui liepė susėsti kartu ir padaryti vieną projektą. Architektams tai savižudybė turbūt, bet padarė kažką. Ir čia matome 3 parašus, 3 antspaudus. Ir dar viena tokia mažiau žinoma Funko pusė buvo jo pramoninė architektūra, nes vis dėlto jis buvo labai stiprus inžinierius. Dirbo pats su gelžbetoniu, pats ir skaičiavo, turėjo, aišku, ir tardavosi ir prie didesnių projektų, bet vienas jo įdomiausių, ankstyviausių 29 metais padarytų Amlito, Amerikos lietuvių akcinės prekybos bendrovės garažų ir mašinų dirbtuvė Kaune Kęstučio gatvėje, į kurią buvo tokia padaryta gelžbetoninė rampa, automobilius galima buvo parkuoti per daugštus. Ir čia galite matyti nuotrauką 31 metų Kauno potvinio, kai 2 aukštas dar neužstatytas, bet ant plokščio gelžbetoninio stogo jau automobiliai parkuojami. Ir
žodžiu, prilygo, galbūt nepasakysiu, kad Fiat Lingoto, kas jau buvo daroma iš gelžbetonio vairios rampos, bet buvo jam tikrai žinoma. Tai ir netgi akcinė bendrovė Maistas darė tokią tvorą su iškaba ir ta iškaba ilgai buvo, kol tai buvo akcinė bendrovė. Na ir galiausiai 39 metais Funką prikalbina jo kolegos jauni inžinieriai, Viktoras Ražaitis, Eugenijus Manomaitis, prikalbina jį bendradarbiauti akcinėje bendrovėje statyba. Akcinė bendrovinė statyba jau buvo toks valstybinės centralizacijos projektas, valstybinė akcinė bendrovė statybų, tam, kad kelti tą statybų lygį, plėsti, didinti. Ir ji darė jau didelius infrastruktūrinius projektus. Vienas iš jų buvo valstybinės bendrovės Lietuvos cukraus fabrikas Panevėžyje. Ir jis iš kitų dviejų fabrikų Marijampolėje ir Pavenčiuose skiriasi tuo, kad būtent čia jau buvo pakviestas architektas prisidėti prie tos inžinerinės struktūros, nes šiaip viskas buvo iš Škodos bendrovės įranga. Ir matome, Funką čia jau įsikišus, ašinė kompozicija, pagrindinis pastatas administracinis, tada ant ašies pastatytas gamybinis, 2 cukraus aruodai, simetriškai išdėstytos dirbtuvės ir sandėlis, gyvenamasis namas darbuotojams, darbininkų klubas. Žodžiu, jau toks sukūriamas vieningas palei gatvę fasadinis ir toksai kompleksas. Ir kas yra labai įdomu, kad išliko netgi užrašas iki šių dienų ir pagal tą šriftą mes matome, kad visas toks raudonų plytų. Ir čia ta operacinė, tokia administracinė pastato salė, jinai prilygsta bankui. Tas pats, ta pati kompozicija, jeigu atpažįstate. Ir anonsas, kad šitame administracinėme pastate dar vyksta paroda Arno funkcionalizmas, jinai vyks iki metų pabaigos, tai dar yra galimybė ją aplankyti ir aš manau, kad tai jau bus paskutinė stotelė šitos parodos, nes jau ir mums jinai jau nusibodo. Kaip ir mano paskaita apie Funką jau bus paskutinė, aš taip tikiuosi. Dar vienas įdomus dalykas, kuris tas įsiliejimas į akcinę bendrovę statybą Funkui lemia, kad jisai su ja patenka ir į Antrąjį pasaulinį karą. Sovietai, kai okupuoja Lietuvą, jie, aišku, mes žinome, kad nacionalizuoja didžiasias tiek privačias, tiek įvairias bendrovės, o tą projektavimo sektorių suvalstybina, steigdami valstybinius projektavimo institutus ir visą akcinę bendrovę statybą inkorpore paima ir paverčia LTSR PRAM projektas, valstybinių projektavimo institutų. Ir dar akciniai bendrovė statyba pradėtas Funko projektuotas valstybinis cemento fabrikas Skirsnemunėje. Jau mes matome pagal antspaudą, šį kartą šitas brėžinys jau antspauduojamas LTSR PRAM projektas, nors pradėtas dar akciniai bendrovė statyba. O Alebastro fabrikas Šiauliuose jau antspaudas yra Aktiengesellschaft statyba. Žodžiu, tą LTSR PRAM projektą po to nacistinės okupacijos metu perima pramonės ministerija ir jau padaro toliau valstybinę bendrovę. Šiaip aš jau į pabaigą, bet noriu prie šito brėžinio sugrįžti, labai estetiško, labai gražaus brėžinio. Ir čia Vika Pranaitytė Bareckė, šitos parodos architektė ir knygos dizainerė, mes taip su juo sėdėm ir žiūrėjom ir jinai sako, bet koks gražus brėžinys. Ir kaip jis valdo erdvę. Jis gali ir kėdę suprojektuoti, ir tokio dydžio kompleksą. Ir viskas yra gražiai proporcinga, mastelyje, estetiška. Taip, kad iš tiesų, kai kažkas klausia, kokia Funko savybė, kaip architekto talento, tai vis dėlto buvo erdvės ir formos valdymas, aš taip sakyčiau, tikrai buvo labai talentingas. Jo talentas buvo, kad jisai galėjo suprojektuoti bet kokio dydžio dalyką. Man tai šiek tiek priminė Valdo Ozarinsko tą pomėgį iš kažkokio mažo techninio elemento padaryti pastatą.
ar ne, iš dulkių siurblio bažnyčia ir panašiai, kaip tą mastelį suvaldyti. Likimas Arno Funko yra liūdnas, nes 44 metais jisai traukėsi, kaip ir daugelis iš Lietuvos, bet to jo kilmė buvo vokiška. Antras dalykas, jis dirbo okupacinės administracijos bendrovėje. Ir jam ir pasiūlė pati AG statyba persikelti į Vieną. Nors įdomu tai, kad 41 metais, kai jau užėmė Lietuvą nacistinė kariuomenė, juk vokiečių kilmės žmonėms buvo sudarytos sąlygos išvykti į Vokietiją. Ir yra tas toksai liudijimas, kad Funkas pasakęs, kad bet jisgi yra lietuvis, tai ko jam ten vykti. Bet žinoma, 44 jisai traukėsi. Ir jam teko trauktis antrą kartą, nes kai prie Vienos artėjo Raudonoji armija, pirmoji ta ypatingai intelektualų emigracinė banga, kuri pasitraukė į Vieną, skirstėsi, bėgo, traukėsi iš Vienos ir jisai atsirado Šiaurės Vokietijoje, nežinau kaip ir kodėl, Husume, po to Hamburge ir galiausiai nusėdo Pinnebergo išvietintųjų asmenų, displaced persons stovykloje. Tai buvo tokia nusavinta vokiečių aviacijos bazė su daugeliu barakų ir ten daugelis pabaltijiečių, estai, latviai, lietuviai buvo, 3 metus gyveno tose išvietintų asmenų stovyklose. Bet įdomu tai, kad kai 49 metais atidarė Amerika sienas ir leido į tam tikras kvotas šitų pabėgėlių iš Baltijos šalių, Funkas negalėjo, jis ruošėsi, jis norėjo emigruoti, kaip ir daugelis jo kolegų inžinierių, jis negalėjo dėl sveikatos būklės. Ir tada mes sužinome, kad būtent šitų klajonių metu jisai susirgo džiova, o džiova buvo neįvažiuojamoji diagnozė. Ir jisai liko Pinneberge iki savo gyvenimo pabaigos ir negalėjo projektuoti, nes buvo labai silpnos sveikatos. Tokių yra liudijimų, kad užsiėmė rankdarbiais, darė lietuviškais motyvais ir ornamentais puoštas dėžutes. Rašė į spaudą, rašė atsiminimų šiek tiek, bet į spaudą. Ir kas yra turbūt įdomiausia, čia yra jo paskutinė žinoma nuotrauka, prie 56-7 metų. 57 metais prieš pat mirtį jisai yra paskiriamas Pinnebergo lietuvių bendruomenės pirmininku. Išrenkamas, nepaskiriamas. Tai, žodžiu, jo ta migracijos istorija viso gyvenimo yra ir tokios prisimtos tapatybės, naujos tapatybės, tautinės tapatybės istorija. Ir po jo mirties vis dėlto jis palaikė tuos ryšius. 57 metais, kai mirė, jo kolegos iš Amerikos, inžinieriai, kurie jau buvo įsikūrę, pastatė jam jo atminčiai paminklą Pinnebergo kapinėse. Ir, kaip matot, pasirašo lietuviai architektai ir inžinieriai tremtyje. Ir atsisveikinimui dar grįžtu prie šito Viengungio buto. Mes nežinome to fotografijų albumo autoriaus, nes jis nepasirašytas. Ir buvo tokios spekulacijos, ar čia kas darė tas nuotraukas, ar koks nors samdytas fotografas. Nėra antspaudo, nėra įspaudo, bet yra kai kas atsispindi, ar ne? Ir mes sakom, bet panašumų yra, toks šviesus žmogus, gal čia Funkas perduoda mums, paliko tą žinią, kad mes identifikuotumėm. Tai va. Ir pabaigai noriu padėkoti savo kolegoms, visą tai buvo sukurta tikrai ne mano vienos. Tai Lina Pranaitytė, viso projekto vadovė knygos ir parodos, ir jos video sukurta matėte pradžioje. Vika Pranaitytė Bareckė, parodos dizainerė, architektė ir knygos dizainerė. Lukas Mykolaitis, fotografas. Aš jo nuotraukų šiandien daug nerodžiau, bet jų yra daug knygoje. Ir su šita komanda, kodėl aš sakau, atsisveikinam jau su Funku, tai padarys tokį anonsą, su šita komanda mes dirbame prie jau naujo projekto. Nežinau, ar jums girdėtas Vladas Švipas? Tai jeigu sėkmingai susiklostys Lietuvos kultūros tarybos
finansinė situacija. Tai atsiprašau, pamiršau kultūros protesto lipduką, bet aš noriu pasakyti, kad mes remiame kultūros protestą ir kviečiu pratęsti mūsų pokalbį prie knygos ir vyno taurės.